Sveiki! Šiandien šioje apžvalgoje mes prikelsime senus istorinius archyvus naujam gyvenimui ir pasinersime į be galo įspūdingą Stambulo Beylerbėjos rūmų istoriją. Tai tikrai nėra tik dar vienas gražus pastatas iš praeities, tai lyg gyvas organizmas, stūksantis pačioje Bosforo sąsario sirdyje. Čia susiduria rytų ir vakarų kultūros, čia vyro diplomatinės intrigos ir čia vyksta nuolatinė be paliovos trunkanti kova su atšiaurioms gamtos jėgoms. Kągi, atidenkime šio statinio paslaptis ir pažiūrėkime, kokių modernaus mokslo stebuklų prireikia, kad jis apskritai išliktų. Taigi, kyla natūralus klausimas, kaip XIX amžiaus vasaros rūmai atlaiko nenumalomą, tiesiog griaunančią Bosforo jūros rūstybę. Žvelgiant į šį šedevrę, verta apie jį galvoti ne kaip apie statišką akmenų krūvą, o kaip apie gyvą, kvėpuojantį personažą. Personažą, kuris kasdien tiesiog ant vandens krašto grūmėsi su atšiauriais vėjais, nešančiais sūrią druską ir drėgmę. Kad suprastume šią kovą dėl išlikimo, pereikime prie pirmosios dalies – vizija prie Bosforo. Pirmiausia, mums reikia suvokti tą be galo ambicingą idėją, dėl kurios šis pastatas apskritai išvydo dienos šviesą. Istorinė įvykių eiga čia atskleidžia vieną įspūdingiausių to meto logistikos stebuklų. Iš pradžių šioje vietoje stovėjo sultono Mahmudo II pastatyti mediniai rūmai, bet po to, kai statinys nukentėjo, 1863 metais sultonas Abdulazizas nusprendė viską nugriauti ir pradėti iš naujo. Pakeisti visą karališkąją rezidenciją vos per 2 trumpus metus – tai tiesiog nesuvokiamas pasiekimas, net ir vertinant pagal šiuolaikinius statybų standartus. Archyviniai šaltiniai atskleidžia be galo įdomų kontrastą, unikalų vietinės provincijų stiprybės ir importuotos pasaulinės prabangos derinį. Visam šiam grandioziniam projektui vadovavo garsūs armėnių kilmės architektai, broliai Baljanai. Tvirtas akmuo ir specialus Chorasano skiedinis, suteikiantis išskirtinio tvirtumo, plūdo iš visų imperijos kampelio. Tačiau kai atėjo laikas interjero spindesiui, tam prireikė Europos. Prabangus audiniai ir akinantis bakarat krištolas atkeliavo tiesiai iš užsienio. Palikime statybinės medžiagas nuošalyje ir pereikime prie antrosios dalies – rytai susitinka su vakarais dizaine. Pats statinio dizainas čia tapo tarsi diplomatinė scena, puikiai atspindinčia besikeičiančią imperiją. Pastatas įkūnijo tikriausią kultūrinį tiltą. Klasikinis Osmanų epochos paprastumas čia užleido vietą eklektikai. Iš esmės, tai stilius, kuriame Europos baroko ir neoklasicizmo prabanga buvo meistriškai pritaikyta prie specifinių vasaros rezidencijos poreikių. Nors iš lauko pastatas atrodė labai vakarietiškai ir impozantiškai, viduje buvo išlaikytas visiškai tradicinis turkiško namo planas. Bet štai kas įdomiausia, tai griežtas erdvinis padalyjimas. Tai tarsi 2 paraleliniai pasauliai po vienu stogu, kurie visiškai diktavo rūmų gyvenimą ir protokolą. Viena vertus, turime Mabein erdvę vidurinėme aukštyje, atvira, vieša, skirta valstybės reikalams ir diplomatiniam teatrui. Kita vertus, turime haremą. Tai privati erdvė, pastatyta lygiagrečiai jūrai, aklinai atskirta ir skirta tik sultono motinai, žmonams ir asmeniniams tarnams. Nuo architektūros detalių siūlau pereiti prie trečiosios dalies – karališkieji svečiai ir belaisviai. Tarp šių 24 kambarių ir 6 salių virėniai tikėtina žmogiška drama. Rūmai matė ne vieną užsienio lyderį. Bet štai, 1869-aisiais įvyko kažkas tikrai ypatingo. Prancūzijos imperatorienės Eugenijos vizitas, jai keliaujant į Sueco kanalo atidarymą, nebuvo tik šiaip mandagumo gestas. Po Krymo karo tai buvo itin kruopščiai apskaičiuotas diplomatinis ėjimas, rodantis pasauliui modernę europietišką imperijos kryptį. Ir akivaizdu, kad tas rytų ir vakarų estetikos mišinys suveikė nepriekaištingai. Imperatorinė Eugenija, moteris pratusi prie pačių geriausių Europos rūmų, liko tokia sužavėta, kad užsakė padaryti tikslę savo kambario lango kopiją, kurią vėliau įsistatė tiesiai savo mėgamąjį Tuilerių rūmuose Paryžiuje. Tai turbūt didžiausias architektūrinio triumfo įrodymas. Visgi, metams bėgant, ši istorija įgauna gerokai tamsesnių atspalvių. Spindintis auksinis diplomatijos narvas karo su Rusija metais buvo paverstas ligoninę sužeistiems kariams, o vėliau tapo prieglobsčiu nuo didžiulio Stambulo gaisro nukentėjusiems žmonėms. Tačiau turbūt didžiausia likimo ironija yra ta, kad nuverstas sultonas Abdulhamidas II paskutinius 6 savo gyvenimo metus čia praleido kaip kalinės, uždarytas namų arešte. 4 dalis – gynyba nuo jūros. Palikę istorinės intrigas praeityje, dabar susidūrėme su modernė apgultimi, nenumaldomu kasdieniu gamtos puolimu. 70 000
Būtent tiek kvadratinių metrų ploto užima terasomis išsidėstę rūmų sodai. Ir visas šis milžiniškas plotas yra visiškai atviras atšiauriams šiaurės vakarų vėjams, kuriuos vietiniai vadina poiras. Tai tiesiog neįtikėtina erdvė, nuolat talžoma sūraus jūros vandens purslų ir smarkaus vėjo. Tad prieiname prie esminio klausimo. Kaip apsaugoti tokį milžiną nuo nuolat gilėjančios Bosforo druskos ir drėgmės? Paprasti tradiciniai remonto metodai čia jau niekaip nepadėtų. Norint išsaugoti šį paveldą šiandien, reikia pasitelkti pačias moderniausias mokslo technologijas. Ir štai kaip atrodo tas modernus Ecotera restauravimo procesas. Tai 3 labai tikslūs žingsniai. Pirmiausia, atliekamas ekologiškas valymas su EcoStrip fungi, taip saugiai, be jokių agresyvių chemikalų pašalinamas pėlis ir dumbliai. Tada seka akmens sutvirtinimas, naudojamas Restora Fix, kad būtų atkurtas trumpančių plytų ir akmens struktūrinis vientisumas. Ir galiausiai hidrofobinis sandarinimas. Paviršius padengiamas Restora Wall sluoksniu, kuris blokuoja kapiliarinį vandens sugerimą, paprasčiau tariant, neleidžia drėgmei kilti sienomis aukštyn. Pagrindinė šio proceso filosofija yra absoliučiai esminė. Tikrasis išsaugojimas reiškia trinti pastatą, jo neuždusinant. Esmė ta, kad jeigu šį istorinį akmenį tiesiog aklinai uždarytume po storu nepralaidžių dažų sluoksniu, drėgmė imtų kauptis viduje ir viskas galiausiai sugriūtų iš vidaus. Todėl šis sprendimas veikia taip nematomas šydas, apsaugantis nuo drėgmės, bet leidžiantis sienoms laisvai natūraliai kvėpuoti. Pereikime prie 5 ir paskutinės dalies – gyvas kultūros paveldas. Surinkime visą šią istorinę ir mokslinę informaciją ir perkelkime ją tiesiai į šias dienas. Šiandien Beilerbėjaus rūmai, įsikūrę Juskudare, Azinėje Stambulo dalyje, yra aktyvus atviras kultūros centras. Kas nuostabiausia, viduje vis dar galima pamatyti originalius egiptietiškus šiaudų kilimėlius. Tai pati tikriausia senovinė drėgmės kontrolės sistema. Beje, būtent čia 1935-aisiais vyko pirmoji pasaulinė moterų konferencija. Na, o planuojantiems vizitą naudinga žinoti nuostabus marmurinis ir geltonasis paviljonai ir atviri apšiūrai, studentams taikomos nuolaidas. Tik svarbu suplanuoti kelionę taip, kad tai nebūtų pirmadienis, nes tada rūmai uždaryti. Mūsų apžvalga eina į pabaigą ir lieka tik vienas esminis klausimas. Ar ši trapi pusiausvyra išsilaikys? Ar pasitelkus modernų mokslą ir milžinišką pagarbą praeičiai, šis XIX amžiaus šedevras pajėgs atlaikyti nenumaldomos Bosforo potvinius dar bent 1 šimtmetį? Tai klausimas, kuris verčia susimąstyti apie nuolatinę, niekad nesibaigiančią žmogaus istorijos ir gamtos jėgų kovą. Ačiū, kad kartu pasinėrėte į šią nepaprastą istoriją.